Ar esi matęs 14 metų paauglį nešantį 60 kg betoninį tvoros pamatėlį? Aš irgi nesu matęs, tuoj paaiškinsiu, kaip čia viskas vyksta, o dabar nuo pradžių. Montuojame tvorą. Pirmiausia, pasijungiau nivelyrą, susigaudžiau aukščius ir išsitempiau šniūrą. Tuomet gręžiau skylės, pirmoji skylė rankomis prie elektros skydinės, toliau rankinių grąžtų išnuomotų iš Rentvei, nes savo kol kas dar neturiu. Pradėjus antros dienos darbus iškart susidūriau su problema, kurią pavadinau tiesiog rieduliu. Nujausdamas, kad akmuo bus didžiulis, ėjau betonuoti stulpus į kitą kiemo pusę, o kitą savaitgalį atsivežiau mini ekskavatorių iš Jekpo ir iškasėm šį akmenį kartu su sūnumi. Pavargom, bet vargti tikrai vertėjo, nes akmuo nuostabiai gražus. Toliau viskas buvo pakankamai lengva, nes gręžėm su ekskavatorium ir galiausiai reikėjo susimontuoti laikiklius tvoros pamatėliam ir volia. VPC tvoros pamatėliai ir statyba pigiau.lt. Ne, nesenieji betoniniai, o naujoviški VPC. Šie pamatėliai labai patogus transportuoti, labai patogus montuoti, o jeigu jūsų tvoros tarpai taip pat kaip ir mano, nėra 2,50 m ir reikia atsipjauti, tai jums nereikia betono pjaustyklės, nereikia dulkintis ir triukšmauti. Paima tiesiog diskinį pjūklą skirtą medžiui ir atsipjaunat reikiamą ilgį. Kol aš pjaušiu pamatėlius iki reikiamų ilgio, mano 14 metų sūnus nešė juos į vietą ir montavo. Ir tikrai nepervargo. Iškart noriu išsklaidyti abejonės dėl pamatėlių tvirtumo. Galiu drąsiai teigti, kad šie pamatėliai šoniniam spaudimui yra netgi stipresni negu betoniniai. Visi žino, kaip lengvai jie skyla. Galiausiai sumontavom lentas ir štai galutinis rezultatas. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit laiką, pakomentuokit ir pasiekite mano paskyrą. O šios pamatėlius ir daugybę kitų prekių galite įsigyti www.statybapigiau.lt.